26 metų Marius savo orientacijos neslepia. Pasak Mariaus, dauguma jo pažįstamų homoseksualų poros ir jos gyvena tarsi kambariokai, mat Lietuvoje jokiais įstatymais partnerystė nėra įtvirtinta. Homoseksualios poros gyvendamos kartu net ir 20 ar daugiau metų neprilyginamos heteroseksualų poroms ir lieka už įstatymo ribų. Tai nutinka tokiais skaudžiausiais momentais. Tai tarkim ligos atveju, kuomet tas sugyventinis žmogus ar tiesiog kambariokų galbūt valstybė jos pripažintų, papuola į avariją, sunkiai susirga, to žmogaus jau nebegali lankyti. Kiti atvejai tai yra, tarkim, visi finansiniai reikalai, tai yra paskolos ėmimas, kai žmonės kartu gyvena, nori, tarkim, įsigyti būstą, paskolą įsigyti jam žymiai sudėtingiau yra. Lietuvoje įteisinti registruotą partnerystę siūlo grupelė Seimo narių, socialdemokratai ir liberalų sąjūdis. Projekto iniciatorė liberalė Dalia Kuodytė sako, kad tūkstančiai žmonių Lietuvoje gyvena palaikydami artimus ryšius ne tik santuokoje ir nebūtinai būdami tos pačios lyties. Tokie žmonės esą negali apginti savo turtinių teisių ir vaikų interesų. Dažnai stringa turto dalybos ar paveldėjimo klausimai. Pasak Kuodytės, tai aktualu ir homoseksualioms poroms. Negalime vienos grupės žmonių dėl to, kad mums kažkas patinka ar nepatinka, išbraukti, taikyti kažkokias diskriminacinės išimtis ir panašiai. Taip, tai bus taikoma ir homoseksualioms poroms. Konservatoriai stoja piestu teigdami, kad partnerystė tai tiesus kelias į homoseksualų santuokas. Šiuo atveju, reiškia, homoseksualų pora turės teisę įsivaikinti vaikus. Aš matau grėsmę tiek mūsų Lietuvos, tiek ES išmirimui, kas ir vyksta. Ar viskas bus gerai, kai šeimoje yra tėvas ir tėvė, arba mamas ir mama? Mesgi nežinom iš tikrųjų. Įtariu, kad tai yra negerai. Kai kurie iš mano kolegų nori būti šventesni už šventą popiežių ir jie taip supranta, kad tarnauja tėvynei ir žmonėm. Partnerystės projektą pasirašė ir 5 valdančiosios socialdemokratų partijos nariai. Tačiau pasak premjero, jų parašai neatspindi visos partijos nuomonės. O jūsų paties nuomonę palaikytumėte? Ne, aš turiu savo nuomonę, kurią esu išsakęs ne vieną kartą. Santuokai tai jokios žalos šitas partnerystės institutas nedaro. Tiesiog praplečia galimybės žmonėms įsipareigoti, jeigu jie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenori sudaryti santuokos, eiti prie altoriaus ir panašiai. Projektu siūloma apibrėžti, kad partnerystė yra pilnametystė sulaukusių giminystės ryšių nesiejamų asmenų bendras gyvenimas. Abu partneriai turėtų notariškai patvirtinti pareiškimą dėl partnerystės ir pasirašyti sutartį. Notaro patvirtinta sutartis būtų įsipareigojimas, kartu pasirašoma ir analogiška sutartis, numatanti turtinius santykius tarp partnerių. Įstatyme nebeliktų sąvokos vyras ir moteris. Estijoje praeitą rudenį nutarta registruoti partnerystės.